30 – magiškas skaičius, kuris reiškia senatvę. Kažkam tuoj bus 30, kažkam yra, o kažkam gal ir nebus. Tai ta proga štai 30 bekų. Nu, kadangi 30 bekų padaryti pasirodė per lengva, tai sukulau padaryti 30 skirtingų judesių, galbūt triukų. O kas nori pamatyti visus 30 bekų, tai video gale bus. Salto šonų. Tik šitas biškiai ypatingas, nes čia priešinga pusė, kuri man nepatogi, o čia salto normalia pusė. Toliau tinklainis. Gerai juokauju, Websteris vadinasi, kaip lietuviškai turbūt nieks nežino, o jeigu žino, tai parašykit salto pirmyn ir daugiau komentarų čia nereikia. Ilgas kūlverstis. Ratlankis. Ar saulutė? Na, pasiginčykit. Randatas, nes lietuviai nežino kito jo pavadinimo, o jeigu žino, tai praneškit man, nes aš neįsivaizduoju. O čia šiaip netaip bandžiau pastovėti ant rankų, sunkiai, nu bet išėjo, tai užskaitom. Šitas vadinasi netyčia nukritau, bet reikia kietai atsikelti. Šitas vadinasi trūksta lankstumo, todėl darysiu kietesnį bairį ir visi galvos, kad iš tiesų moku tą lengvesnį. Flick flag beveik back, tai pusė salto atgal atbulomis, kaip nors taip pat skambėtų jaučiu lietuviškai. Gaineris arba LGBT mėgstamiausias triukas. Toliau nežinau kaip pavadinti. Kūlverstis ant lygiagrečių, išmokau mokyklai, kūno kultūros mokytis išmokė. Toliau neprikolinant vienas svarbiausių parkūro judesių, tai yra King Kongas. Bet nelabai King Kongas, šiaip vadinasi Monkey Vault, beždžionėlę lietuviškai pavadinkim ir visi būsim beždžionėlės. Priėjome prie Dash Vault, kurį lietuviškai turbūt vadinsime brūkšniuku. Toliau Speed Vault. Iš šito rakurso atrodo, kad koja ten kažkur pasispyriau, bet nepasispyriau, nu bet jei netikit, tai ką galiu padaryti. Šitas vadinasi reverse, bet nežinau kodėl reverse, nes nelabai jis atvirkščias, tiesiog suktukas. Tai sukčiam pavadinsiu ir nuo šiandienos jis sukčius. Šiek tiek sargu, tai biškai nosis nusikišo, palaukiu. O, koks geltonas. Nu va, galim tęsti. Toliau matysite delno suktuką. Čia tai jau bus wall spin, tai pasuksiu sieną, iš tiesų save, tai nežinau, gal human spin turėtų būti. Mano mėgstamiausias triukas Lazy Vault. Kodėl mėgstamiausias? Nes lazy reiškia tinginys. Kai tu jį darai, tu esi tinginys. Ir man tai labai patinka. O čia va yra tikrasis jėgos rodiklis. Kareivukas. Arba kitaip muscle. Dėl to užsimetęs jį padariau, nes jėgos neturiu. Na, bet taip jau būna. Atbulinis salto nuo randato toliau. Round of backflip. B sukinys. B twist. Tada B kikas ir sufeilinu B twistą. Nežinau, vertinkit kaip norit. Dar kartą padariau B twistą, nes tipo moku. Toliau frisbee reikia padaryti. Tai tapau skraidančią lėkštę vienam triukui. Kažkodėl dar jį padariau, neatsimenu kodėl. Tornado kikas, kiečiausias vaikystės spyris. Neįsivaizduoju kaip vadinasi. Kas trikina, papasakok. Dar turim tingų suktuką, lazy spin. Tik šitas nelabai tingus, nes gana sudėtingas. Swingaineris, paprastas toks triukas, pasisupi, pasileidi, nukrinti ant čiužinio ir tada kietai atsikeli. Na, o šitą žinos visi, kas žaidė Prince of Persia ir tai yra wall runas. Na ir pabaigai, jeigu dar neatsibodo, 30 backflipų. Be komentarų, tiesiog backflipai. Pasižiūrim.